Mechaninė slėgio relė. Jinai turi plonąją, mažąją spyruoklę ir storąją didžiąją spyruoklę. Pažiūrėsim, kaip jinai veikia su gamykliniais parametrais. Įjungiu siurblį. Išsijungia prie 2.7. Pradeda veikti prie 1.6 kažkur. Uždarom slėgio relę. Uždarom sklendę. Ir dabar išjungiam iš elektros. Ir su 9 rakčiuku storąją spyruoklę suksim pagal laikrodžio rodyklę. Taip pasikelsim išjungimo slėgį. Kokius 6 kartus pasuksim ją pagal laikrodžio rodyklę ir žiūrim, nuleidžiam prieš tai vandenį, kad pradėtų veikti. Žiūrim, kaip pakito slėgis. Slėgio relė jau išsijungia prie 3,2. Ką, jeigu norim dar pakelt slėgį, vėl išjungiam iš elektros ir storąją spyruoklę paveržiam dar kokius 5 kartus. Taip, nuslydo man raktas. O plonąją spyruoklę galima atleisti, kad nebūtų didelis intervalas tarp įjungimo ir išjungimo. Ją pasukam prieš laikrodžio rodyklę. Įjungiu siurblį, nuleidžiu slėgį. Pradeda veikti prie 2 barų su trupučiu. Ir jau turim 3,5 baro. Ką, pakeliam dar slėgį. Išjungiam iš elektros. Storąją spyruoklę. Paveržiam pagal laikrodžio rodyklę 5 kartus. Biškutė nuslydo, tai dar pusratuką, jungiu į elektrą, neleidžiu vandenį, pradeda veikti jau prie 2,5 baro. Kėlė iki 4,8, 4,9. Siurblys nėra naujas. Gali būti, kad ir nepajėgs sukelti užduoto slėgio. Kadangi siurblys nepajėgia sukelti užduoto slėgio, mes jį išjungiam, nes taip palikti negalima. Jeigu taip siurblys dirbs, gali perkaisti ir sudegti variklis. Išjungę iš elektros mes storąją spyruoklę pasukam prieš laikrodžio rodyklę keletą kartų. Dabar nuleidžiam vandenį, įjungiam į elektrą. Siurbliai pradeda veikti, uždarau sklendę ir žiūrim. Siurblys išsijungia per 3,8 barą. Jeigu norim susimažinti slėgį,
Irgi išjungiam iš elektros ir tokiu atveju storąją spyruoklę suksime prieš laikrodžio rodyklę. Vėl įjungiu siurblį, uždarau sklendę. Pabandysim pasiekti 3,5 baro. Štai siurblys pasiekė 3,5 baro ir atsijungia. Tai toks slėgio relės reguliavimas. Jeigu reguliuoti reikia būtinai atjungus iš elektros ir spyruoklių pagalba.